Žmogaus gyvenime būna ir nebūna, o būtent yra tos vadinamos krizės, bet čia yra ne krizės, o tiesiog gyvenimo etapai. Tai vaikui maždaug apie 3 metus būna ta krizė vadinama, tai kai jisai buvo priklausomas pilnai nuo tėvų, bet jisai jau biški užaugo ir jisai nori tapti savarankišku. Mes suaugę tai vadinam krizė, ožiukai ar dar kažkokie ten nepaklusnumo laikotarpio, arba ten vaikais būtent taip vadinam, bet čia yra tiesiog etapas gyvenimo, per kurį praeina visi kiekvienas žmogus. Ir tada būtent tas gimtadienio 3 metų krizė, tai maždaug plius minus dar gali pusę metai būti. Aš noriu pats, nes jisai suprato, kad aš esu atskira asmenybė ir aš jau nebenoriu būti priklausomas nuo suaugusio. Ir tai yra normalu, ir tai yra būtina, nes vaikas auga ir jisai tikrai jam būtina tapti savarankišku, nes kitaip jisai neišgyvens. Tada dar viena krizė yra paauglystės. Čia vėlgi yra ne krizė, vėl etapas, nes paauglystė jisai vėlgi suvokė, kad aš buvau priklausomas nuo suaugusio, bet aš jau noriu būti daugiau, net ne taip, kad aš noriu pats daug ką jau daryti, dar daugiau nei tas, kur 3 metų buvo. Tai taipogi hormonai, jau pradeda gamintis hormonai, būtent tų suaugusių žmonių prasideda tas lytinis potraukis. Ir tai yra gamta, taip yra tikrai sutverta gamta. Ir tai vėlgi ne tai, kad normalu, o tai būtina. Nes jeigu paauglystėj vaikui viskas bus gerai, tai jisai nenorės kurti savo šeimos. Ir nenorės išeiti ir toliau būti atsakingam ir saugusim ir pilnai būti atsakingam už save ir už savo šeimą, jau už naują šeimą sukurtą. Nes jeigu jisai neturėtų tos krizės paauglystės, tai man viskas gerai ir aš gyvensiu čia visą gyvenimą. Tai kam jam tada reikės antro žmogaus, ten poros, jam nereikės nei vaikų ir automatiškai kam tada sukurtas šitas pasaulis, tas tęstinumas būtent per vaikus, per gimstamumą, tai tiesiog tada vieną dieną gražią arba nelabai gražią tiesiog išmirs visi žmonės, nes nieks nenorės toliau tęsti tos giminės. Ir tai yra būtina, čia yra hormonai, taip, čia yra, reikia domėtis, kad tai yra hormonai, kad vaikai patys nesuvokia savęs dažnai, arba kūnas greičiau padaro, nei smegenys pagalvoja. Dėl to labai daug visokių nesklandumų būna, problemų, kaip sako, problematiški paaugliokai. Tai nėra problematiški, tiesiog jų protas dar neprisitaikė prie tų pasikeitimų būtent fizinių, nes hormonai greičiau veikia, ten tikrai kaip ugnikalnis, o būtent protų jie dar to nesusiformavo naujos jungtys neurologinės. Ir tai yra normalu, reikia tiesiog jiems padėti, reikia būti atlaidiems, reikia būti jiems draugais ir tokiu paramos tiltų, kad tu visada gali ateiti ir išspręsim, eisim kartu, tu tikrai turi paramą, tu nesi vienas. Tai yra paauglystės krizė. Ir trečia tokia krizė, tokia būtent gyvenimiško, tai yra ta vidutinė amžiaus krizė, kurią išgyvena ir vyrai, ir moteris, ir kuom ji pasireiškia, tom, kad mes gyvenam iš inercijos, mokykla, studijos, darbai, namai, šeima prasideda. Ir kai jau mes kaip ir viską sukūrėm, tada prasideda tokia egzistencinė, o aplamai dėl ko aš gyvenu, koks tikslas gyvenimo, kam aš aplamai gimiau šitam pasaulį. Ir prasideda va tokie. Arba dar irgi prie šito etapo būna taip, kad aš pasižiūriu į savo gyvenimą ir aš suprantu, kad mano gyvenimas nebuvo laimingas ir aš daugiau nebenoriu taip. Bet aš pripratus prie tokio gyvenimo, aš suprantu, kad aš nenoriu, bet aš dar nežinau ir nemoku kaip kitaip. Ir ta vidutinė amžiaus krizė prasideda kitaip. Kai kurie pasiduoda, pavyzdžiui,
susiranda jaunesnį partnerį, išsiskiria ir pradeda tą vos ne iš naujo nuo paauglystės vėl tą etapą išgyventi, nes ten jam jau įprasta, jisai ten žino, kaip kas kur, kaip kūrėsi, kartais būna, kad grįžta tokia kaip degradacija vyksta, o šiaip žmogus turėtų išnaudoti šitą etapą, krizę, augimui, savo asmeniniam augimui. Dėl to dažnai, pavyzdžiui, būna, kad per tą vidutinę amžiaus krizę, kad žmogus supranta, aš dirbu nemylimą darbą. Ne visi ir tikrai nedauguma, mažai kas, bet keičia profesiją į tą, kurią noriu, ne, kur tikrai, Dieve, aš jaučiu, kad ten yra mano pašaukimas. Į tą, ką noriu. Jisai pradeda pats keistis. Aš visada buvau, ten nežinau, arogantiškas ar kažkoks uždaras, bet tai nėra mano, tiesiog susiklostė taip gyvenęs, bet tai nėra mano būdas ir nėra aplamai mano dalykas tas. Ir aš keičiu save į tą, kokį aš noriu. Taip, tai tikrai nėra lengva aplamai susivokti, ko aš noriu, kas aš toks, bet įmanoma ir tikrai įmanoma ir net būtina tą daryti. Ir lengvais tokiais žingsniais mažais kurti, kaip aš noriu. Ir kai sukuriam, kaip aš noriu, ne tiesiog taip iliuzijom sukurtim, tokiom svajonėm neapriepiamom ir kurios negalima realizuoti, o tiesiog realiai, ką aš noriu, kokio gyvenimo aš toliau noriu ir ką aš galiu dėl to padaryti. Tai yra mažai žingsniais, šitas etapas, šita krizė, jinai praeinama ne per metus, ne per pusę metų. Čia tikrai yra ilgalaikė tokia krizė, bet irgi mes galim pakeisti požiūrį į krizę, nes kiekviena krizė tai yra ta duobė, finansinė krizė, taip yra duobė, nuo kurios galima vėl atsispirt ir aukštyn. Tai lygiai tas būtent asmenybės žmonių tos krizės ir 3 metų mes galim vaiką tiesiog nulaužti, sulaužti, ne, ir jisai liks tokių mažų vaikų visam gyvenimui, arba labai ilgam, taip, kur jisai bus nesavarankiškas, kur 7 metų negalės nei apsirengti, nei dar kažką. Mes galim taip sulaužyti tą vaiką ir jisai neatsispirs iš to dugno, iš tos krizės, ne, kad netaps savarankišku. Mes galim sužlugdyti paauglioką ir jisai, tai jeigu man neleidžia kažką bandyti pačiam, tai aš tada ir nieko nedarysiu. Ir įsivaizduot, ir tai tikrai daug žmonių gyvena, tiesiog darau minimaliai tą, ką iš manęs reikia, arba tam, kad išgyvent, kad turėčiau pinigų pavalgymui ir ten būtų apmokėjimui, bet aš daugiau nieko nedarysiu. Nes nulaužė. Tiesiog sulaužė tą vaiką, jisai palūžo, neturėjo paramos ir ką man stengtis, jeigu vis tiek viskas yra blogai. Nes jam uždėjo tą programą. Tai ir vidutinio amžiaus lygiai tas pats, ką tu čia prisigalvojo, kaip tu čia sugalvojant jau ant senatvės, sako, 40 metų maždaug sako, kad tu sugalvojant senatvės profesiją keisti, tu sugalvoji čia gyvenimo kažkokį būdą keisti, kad tu visada, pavyzdžiui, geri alkoholį, dabar tu nebegersi ir sportuosi dar, tu ką, iš vis, stogas pavažiavo. Tai žmonių požiūris yra, bet čia tiesiog yra dėl ko? Dėl neišprusimo, dėl informacijos neturėjimo, kad čia yra tiesiog gamta sukūrė ir tiesiog čia yra normalus dalykas, būtent tos krizės tie etapai. Tiesiog kaip jūs išgyvensit, kaip jūs kitiems padėsit išgyventi būtent tos etapus, labai yra svarbu. Ir kadangi mes dauguma neturi to palaikančios aplinkos, priimančios aplinkos, leidžiančios jums pasikeisti aplinkos, tai dėl to esam tokie kaip aš, kurie mes padedam, sukuriam tą saugią aplinką ir kartu su klausimais, su analizėm sugalvojam, ką daryt, kad pasiekti to. Nes jeigu jūs nepasieksit to etapo, tiesiog jūs nirštat toj vietoj ir toliau gyvena tiesiog myrė. Tai aš palinkėsiu jums atsispirt per tos etapus, per tas krizės, atsispirt ir užaugt
ir būt gyvam, o ne mirusiam ir kažkur nepalaužtam. Net ir palaužtą medelį galima taip sutvarkyti, kad jisai užaugs. Tai net jeigu jūs vaikystė jūs palaužė, paauglystė jūs palaužė, jūs galit reabilituotis ir patys save užauginti ir užaugti gražiu. Tai tikrai linkiu kiekvienam gyventi ir jausti to gyvenimo pilnatvę ir gyventi ir jaustis gyvam, o ne mirusiam.